Sveiki, jie vystai ir jų fanai. Šiandien vėl aš su savo nesąmonėm ir parodysiu, kaip surūdėjęs ratlankis blizgės kaip katino kiau. Kaip keista, čia turi būti tokios įpėvos. Bulgarkė perėjo. 16 colių priekabos ratas. Bandysim atsukt stipinus, nuimti seną likusį chromą, panaikinti rūdis, poliruoti chromavimui. Būna tokių žmonių, paskambina, reikia restauruoti ratlankį. Gerai, atsiunčia ratlankį. Ratlankis kraupus, rūdžių, piln, sulankstyta. Kodėl neperkat naujo? Yra pasirinkimas, kainos įvairios, brangiau, pigiau. Tai aš noriu, kad padarytumėt dar pigiau. Wait, what? Ne, žmogau, pas mane pigiau tikrai nebus. Kai paskambina, nori pigiau, telefonas iškrenta iš rankų. Bėgti reikia nuo tokių darbų. Bandysim nuimti seną chromą. Kas sugalvojat pasiruošti ratlankį chromavimui, tai ir dirba dantis sukandė. Ką aš čia darau? Na, čia tokie žmonės tai durniną uždaryti. Įlendat į internetą, nusiperkat savo normalų pigų ratlankį. Neužsiimkit nesąmonėm. Nu, gražiai gavosi. Kas vis dėlto dar turi kantrybės. Ratlankį reikia kaip valytuvai. Ir viskas bus gerai. Na tikrai tokie žmonės reikia durnyną uždaryti. Ir neišleist, kad vėl nesimtų tų ratlankių restauruoti. Na čia, kaip sakiau, tikrai padirbėti reikės. Blemba, nusipirkit jūs ratlankius naujus. Nežiūrėkit čia, ką dėdė daro. Tai reikia žiūrėti kruopščiai, mylėti metalą, daryti kaip savo. Aišku, čia aš savo ir darau, čia priekabos ratas turi būti. Laiko mes turim. Vidinę ratlankio dalį tai nešim smėliuotojai. Reikia normaliai nunešti, kuris turi pramoninę smėliasrovę, kai duoda atlankis nuo galingos srovės susimėto į aštunkę. Yra žmonių tikrai, kurie nori tuos senus, originalius stipinus atnaujinti, restauruoti, nes tipo originalas, stipresni. Kaip atrestauruoti stipinus? Nu tai paruošimas labai paprastas. Tai tą gavo pirštinę. Yra deformacijų, reikės metalą priauginti. Paruošimo eigos tai aš jau nerodysiu. Pagaliau turim švarų rato žiedą, tai toliau perinam prie tokių juvelyrinių darbų. Šiuo atveju matome, kai nuvalęs ratlankį radau keletą deformacijų ir jas reikia ištiesinti. Tai kad darbas vyktų lengviau ir paprasčiau. Autogenui kaitinu metalo paviršių ir tada mėgstu plaktuką. Smūgį padarius, ratlankis išsitiesina. The next day. Ir štai pagaliau turiu ratus nuvariuotus pirmo vario sluoksnių. Kodėl nechromuoti? Pirmas sluoksnis vario leidžia pamatyti trūkumus. Pavyzdžiui, šiuo atveju šioje vietoje buvo priaugintas metalas ir, kaip matome, lieka aureolė. Tai pirmas vario sluoksnis leidžia mums pažaisti su defektais ir juos ištaisyti. O defektus stengiuosi ištaisyti su 220 grubumo minkšta kempinėle. O kartais praeinu su kampiniu šlifuokliu, aišku, lėtumo apsaukom ir naudodamas tūkstantinio grubumo popierių. Dažniausiai jau panaudota. Na štai, kaip niekur nebūta. Kontrolinė patikra, apžiūrim, ar tikrai nepalikom klaidų ir galim atiduoti ratlankius chromuoti. Months later. Na štai, turim rezultatą. Ir pats maloniausias galutinis rezultatas, kai viskas yra nuchromuota, viskas atrodo gražiai ir chromuoto metalo skleidžiamas kvapas. Tai visada išpakuojam ir apžiūrim, ar viskas gerai, ar nėra kažkokių paliktų trūkumų. O kasgi čia? Čia tiesiog antspaudai, pirštų antspaudai. Jau išsigandau, galvoju, kad kažkas palikta nepataisomo. Kas liečia ratlankius dėl restauravimo ir pirkimo, tai mano patarimas, jei radote pirkti naujų ar geros būklės ratlankių, geriau jau pirkti naujus, nes parduodamų ratlankių kaina bus 4 ar 5 kartus pigesnė nei restauruoti. Na ir pasikartosiu, mano gautų ratlankių rezultatas tai tiesiog pasakiškas. Čia gal vieną žodį galiu pasakyti, tiesiog balzamas.
Tai ir pagaliau, kai visą komplektą turim tvarkingą, atnaujintą, tai galim pradėti ir surinkimo darbus. Tai turim visą komplektą pilną, guoliai nauji, stebulė, pamenat, kaip poliravau praeitam video, čia dar vieną kitą smulkmeną nuklausim. Špykius turiu taip pat naujai chromuotus, sriegis sutvarkytas, atrodo tvarkingai, tai turėtų mums labai gražiai susivaržyti stipinai. Dedu stipinus ir galvoju, geras turėtų gautis rezultatas. Sudėjom visus stipinus ir čia aš atsargiai dedu ratlankį. Kažkaip taip truputį baisoka, kad nenubraukti jo. Būtų gaila nubraukti ratlankį, tiek darbo įdėjau, tai eina načiu. Na ir prisuksiu paskutinį špykius ir bandysim uždėti ant stenduko, prasukti ratuką, pažiūrėti jo kreivumą. Pažiūrėkim, ką mes čia turim. Tu velnias. Tai va, velnės, ne velnės, bet truputį nustebau, nes ratlankis ne tik kreivas, bet jis ir turi mušimų. Kai išardžiau, nepatikrinau ir paskubėjau nuchromuoti, o dabar turim tokį rezultatą. Aš ir vėl pasikartosiu. Vis dėlto geriau pirkti naują ratlankį ir nesukti savo galvos. Ir šitą vėlų vakarą tiesiog nebenoriu aš toliau daryti darbų, nes po tokių kabutėse gerų rezultatų noro visiškai neliko. Ir šį kartą, manau, užteks tų mano nesąmonių. Velniop viską, gerai, gerų projektų. Iki visiems.